nei vienas mitingas Lietuvoje, taip, priminsiu savo pažadą, sakiau, nekviesiu politikų. Taip, oficialioje dalyje nebuvo nei vieno politiko. Todėl, kad toks formatas buvo. O dabar nei vienas mitingas Lietuvoje nepraeina be Petro Gražulio ir jis čia, kaip matau, jau stovi. Tai Petras visada turi ką pasakyti ir vėl pasikartosiu, oficiali dalis baigėsi ir pasisakyti gali visi, kurie nekursto ten išstojimų iš Europos ir kitokių panašių nesąmonių. Labą dieną. Kadangi jau man 2 valandą ateina generalinė prokurorė uždėta antrankius, tai sakau, leisk, sakau, Raimundai pasisakyti paskutinį kartą. Taip, visuose mitinguose dalyvau, taip, nepritariu nekilnojamo turto mokesčiui, taip, vienu žodžiu, kada bankų palūkanos aukščiausios, kada bankai kraunasi milijardus, jie dar mauna paskutinės kelnes. Siūliau, kada priėmė solidarumo mokestį, bet padenkim tas brangstančias palūkanas, atiduokim žmonėm, kad galėtų apmokėti už savo būstus. Atmetė valdančio dauguma mano siūlymus ir kitų Seimo narių siūlymus. Jie negirdi tautos, jie gyvena labai gerai ir jiem visiškai nesvarbu, kad šeima, kuri pasiėmus paskolą, negali išmokėti tos paskolos. Gerbiamieji, čia kalbėjo viena pomponia, apsivienykime, būkime vieningi. Ir aš kviečiu visas politinės partijas opozicinės, apsivienykime apie vienintelį kandidatą į prezidentus Igną Vėgėlę. Tada mes laimėsime. Atsiimkite visi kandidatai savo, tie, kurie įsikėlėte, atsiimkite Igno Vėgėlės naudai. Mūsų skaido, kiekvienas gaunam po kelis procentus ir mes pralaimėm, o jie paskui iš mus tyčiojasi. Mes turime rinktis ir protestuoti. Jie po kiekvieno mitingo kelia bylas. Žmonės baugina, elgiasi kaip Rusijoje, dar baisiau. Tai gerbiamieji, būkime sąmoningi, supraskime, kad tik vienybė yra jėga. Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad dalyvaujate. O jūs kvietėte Šimonytę, Čmilytė netėjo. Bet man žmogus čia prieėjęs sako, Petrai, netėjo čia Čmilytė, negalėjau įteikti jos senelio uniformos. Tai aš nunešiu į plenarinių posėdžių salę ir įteiksiu Čmilytės senelio uniformą. Čia yra tankisto uniforma, su kuria Čmilytės senelis atvežė kabutėsi mums laisvę. Štai kokie, ji neatsiprašė už savo tėvelio, už savo senelio ir tėvo nusikaltimus Lietuvai. Jie ir toliau pati daro nusikaltimus su mokestinė politika Lietuvai. Vyrai, už Lietuvą! Ir nepasiduokim kvailom madom ir nekeiskit orientacijos! Už Lietuvą! Paskaitysiu jums Maironį. Kai kam pelningai dosnios labdarybės metu ir kryžkelės didžiojo karo kai kur kai kas suskubo gudriai komiteto vardu, kuris gerą visuomeniai daro, pasukti ir į savąją pusę raktu. Oi, trindamas baltas rankas, prie aukso naudos pasišildęs dabar jau pirklys pirmos gildės, ne vienas kai kas. Pabūgę žiaurios bolševikų drausmės, nusavint galvos įsigandęs, kai kur kai kas Lietuvą spruko išmoktos giesmės, iškęsčia negali nebandęs. O kai deputato mandatą laimės, trindamas baltas rankas, nusavinęs daug geradėjų, be švilpaus garsingų veikėjų, ne vienas kai kas. Krauju atvaduotos tėvynės namuos vis tėčias daugiau darbininkų, kai kur kai kas. Ilgai besibastęs kraštuos svetimuos, čia grįžta liesų valdininkų, bet badas bastūną ilgai nekamuos, sau trindamas baltas rankas,
sklandžių dovanų nesikrato ir mūro namus savo bestato, ne vienas kai kas. Statykite, puoškite aukštus namus ir bonkas ant pokylio stalo, kai kur kai kas paklaus gal, iš kurgi tas įdomus biudžetas be saiko ir galo, nors vakar dar šliaužėte lenkščių žemus. Ar trindami baltas rankas nerausite už pašalinį tamsių įplaukėlių šaltinį, ne vienas kai kas. O siurbėlės niekšai bastūnų gauja, diplomuotų valizų vežikai, kai kur kai kas, net pavardę apsišarvojęs nauja, besažinės kyšių lupikai, į kūną nuodais įsisiurbus gija. O trinkite baltas rankas, gal titulus garsą sau gausite, dėmės nuo kaktos nenuplausite, ne vienas kai kas. Aš matau vyrų, kurie nepraleidžia nei vieno mitingo čia šitie žaliom liemenėm. Ir policijos pareigūnų norėjau paprašyti. Mes daug kartų kvietėm Šimonytę, bet ji netėjo. Gal galite ją atvesdinti? Taip, labą dieną. Čia susirinkusieji prie mikrofono su pirmą kartą gyvenime. Noriu jūsų paklausti, ar jūs turite savo namus? Kam priklauso jūsų namai? Ar jūs dirbote, kad juos nusipirkti? Ar turite paskolas? Ar jūs pirkote namus savo šeimom, savo vaikam? Kad jūsų namai yra didesni, brangesni dėl to, kad didesni? Ar valstybė jums davė daugiau uždirbti pernai, užpernai, šiemet? Ar jūs turite atliekamų pinigų sumokėti mūsų valdžiai, kuri nesugeba surasti konstruktyvių sprendimų, kaip uždirbti pinigus, bet jiems yra paprasčiau pavogti, apiplėšti jūs? Teisingai sakau, ar aš tam nesmenė nuomonė? Todėl prašau visų pasakyti valdžiai, kad mano namai priklauso man. 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 Tiek visą. Laikykimės ir tikėkimės, kad sveikas protas iš tikrųjų nugalės. Mergaitė pasakė, kad pirmą kartą gyvenime prie mikrofono ir prieš minę. Prisipažinsiu, aš irgi pirmą kartą gyvenime ir prieš minę. Tai įsivaizduokit, mane, kuris taip tingi, bet ką daryti, šitie šitiek davedė, kad aš stoviu čia. Ir noriu paneigti mitą, kad Vilniečiai į mitingus nevaikšto. Šita mergaitė yra Vilnietė ir atės vaikinas, kuris irgi yra Vilnietis. Tai mitas yra paneigtas. Vilniečiai irgi vaikšto į mitingus. Sveiki, esu Giedrius Būda. Jo, ir aš pirmą kartą prieš minę ir scenai. Bet aš gal apie Vilniečius pakalbėti. Žmonių daug, bet tikiu, nėra dauguma Vilniečių. Visi kažkur kažką veikia, sėdi. Aš kaip čia gimęs, augęs, dirbau statyboje 20 metų, nekilnojamo turto. Suprantu apskritai brangumo turto, ypatingai dabar. Vilniuje ypatingai kalbu. Kai naujakuriai imasi paskolas, jau apsikrauna didelę naštą. Prie viso to kerta čia tokį blyną dar vieną ant pečių. Jauniems žmonėms, kurie kūrėsi, turi svajonių ir taip toliau. Tai Vilniečiai nemegokit, sutinku, kad kažkur pašneka tarpusai, bet biški garsiau reikia. Nieko tokio, kad čia nesudalyvavote.
tiesiog vienijamės. Tie visi pandemijos visokie fokusai baigėsi, ten nebereikia mums įsiskirti, marginalizuoti kažko, tai visi dabar suprato, kas kur prie ko, bet dabar deda naštą kuprinės tiesiai jum ant pečių, tai aš tik apie Vilniečius, jo jaunimas, nubuskit, tai palies jūs, jūsų vaikus, palies mūsų visus. Tai va, nubundam. Čia, kaip supratau, benamiai susirinko, ne? O ten mūsų namai, ne? Nu, smagučiai jūsų tiek daug matyti iš tikro. Labai džiugu ir tuo pačiu liūdna, kad tik tai tiek. Visi kiti, reiškia, pinigų labai daug turi. Taip, kiti dirba. Aš vieną tokią komentarą girdėjau, sakau, klausiu, ar būsi mitinge? Ne, sako, ten tokia Landsberginė, sako, ne. Aš dirbsiu, kad galėčiau tą mokestį susimokėti. Tai sakau, tai gal vieną kartą nueik ir to mokesčio niekada nereikės mokėti. Bet kažkaip galvoja visi kitaip. Šiaip džiugu, paplokim, pašvilpim, parėkim, kad joks oras mūsų neišgazdino. Ir mes tikrai drąsiai susitinksim čia dar kartą, jeigu tik tai reikės, taip? Žinokit, nereikia bijoti ir reikia eiti tiesiai ir reikalauti to, kas priklauso mums. Ar jūs norite toliau gyventi tokie kaip peliukai, kad ką pasakys, kokį mokestį duos ir kiek iš ES pinigų gaus, tai tiek ir gausim. Ar jūs sutinkate tam? Ar jūs sutinkate, kad jie kels ir didins mokesčius? O aš norėčiau, kad pakeltų mokesčius tiem, kurie neatėjo čia, kurie nesugeba nuo fotelio užpakalių pakelti. Labai visiems noriu padėkoti ir aš manau, kad susirinko, kas iš Lietuvos, iš visų galų. Aš nežinau, ką darysit jūs, bet aš čia tikrai būsiu, lauksiu ir kol pasikalbėsiu su savo Seimo nariu. Ar jūs norit su jais pasikalbėti ir jiem užduoti klausimą? Dabar, kas esat Vilniečiai, pakelkite ranką ar sušvilpkit, surėkit. O ar yra kauniečių? O ar yra klaipėdiečių? Taigi Seimo nariai susirinko nuo Vilniaus iki Klaipėdos. O ar yra žemaičių? Tai žemaičių dar daugiau. Aš labai noriu padėkoti šito renginio organizatoriui, Raimondui Šimaičiui. Paplokite būtinai jam. O kuris nors bent 5 eurus davėt jam, prisimetėt? Tai nepamirškit. Paplokit dar kartą Raimondai. Bet šiaip Raimondai su ta barzda Facebook'e geriau atrodo. Aš grįšiu per Kalėdas, palaukite. Tikrai, per Kalėdas aš pasirodysiu praktiškai kiekvienuose namuose. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje vėl būsiu su barzda. Tai va, brangieji. Dar šiandien aš turiu tokį vieną veiksmą ir visų paprašysiu palaukti iki 1 valandos, nes šiandien apeliaciniam teisme sakysiu baigiamąją kalbą. Nes man kai sako, oi Antanai, ir nori nuo scenos pakalbėti. Sakau, aš tik prisikalbėjau, kad krūvą baudžiamųjų bylų dabar turiu. Tai va, tai visų paprašysiu palaukti, ar palaikysite mane teisme šiandien? Tai visi ir nueisim. Ir aš manau, kad atėjo laikas atsiimti valstybę. Ar jūs norite atsiimti valstybę? Tai mes turėsim tą ir padaryti. Dabar dar turėčiau kažką pasakyti, bet Gražuliui iškėlė bylą už žodį piderastas. Tai nežinau dabar, bijau sakyti. Ai, bet jau pasakiau. Supratau. Taigi, dar kartą sušūkime, surėkime, sušvilpkime, kad jie tenai girdėtų, kad mes šito mokesčio ir kitų visokių nurodytų mokesčių mes nesiruošiame mokėti. Ačiū, kad atvažiavot. Judam į priekį, valio! Antanas paminėjo, tai taip, prisiminiau, tokį yra toksai
kaip čia pavadinta, apavo, kur vasarą nešiojami pležą, tai pas jį sienoje pradėjo ten replikuoti, surinks čia benamiai visokie, asocialai. Norėčiau sulaukti to momento, kai visi asocialai Lietuvoje turės savo namus ir galės juos apmokestinti. O kas liečia ten apie mane replikų mėtė, tai aš galiu pasakyti, aš jau 20 metų neturiu viršininko ir aš neturiu, kas man nurodinėja. Ir man niekas nepasakys, kada išeiti mitinguoti, kada pasipiktinti ir kam melstis ir kokią nezabūtkę sektis. Ačiū. Susirinkę benamiai, kurie turi namus. Tai dar vienas kolega, kaip sakiau, dabar laisvi pasikalbėjimai, tai gali tęstis eilė praktiškai jau iki Klaipėdos, tai ilgai užtruks. Labą dieną. Brangus Lietuvos žmonės, nepykit, kad skaitysiu, nes nesu oratorius, bet savo širdies mintis išdėšiu ant popieriaus. Tikiuosi nepyksit. Ačiū, kad esate čia su manim. Visiškai nesvarbu, kokia yra jūsų tautybė, svarbu, mes esame šitoj vietoje vienoj minty ir vienoj širdį. Dabar dėmesio, pradedant, noriu paprašyti visus susirinkusius, nežinau, ar jau tai darėt šiandien, bet tylos minutę pagerbti visų žuvusių bei kitokių likimo negandų Lietuvoje ir visame pasaulyje palūžusių mūsų tautiečių atminimą. Ačiū. Matydama tiek daug nevingų žmonių, mano širdis džiaugiasi. Aš džiaugiuosi todėl, kad dar yra viltis, kad tikroji Lietuva, atsiprašau, jūsų visų dėka išliks. Kad neišnyks lietuviški papročiai, tradicijos ir tautos palikimas, mūsų tėvų, protėvių, senelių brangintas, puoselėtas ir su labai didelė meilė mums paliktas. Aš labai tikiuosi ir linkiu savo ir jum tai išlaikyti, tai išsaugoti ir dar toliau tai puoselėti. Noriu kreiptis į 50-mečius ir vyresnius Lietuvos žmonės, kurie gerai prisimena Sąjūdžio laikus. Su viltimi tada dalyvavote Baltijos kelyje, su tikėjimu savo širdise, vardan geresnio gyvenimo ir šviesesnio rytojaus, atsiprašau. Daugelis aplodismentais ir ovacijom pasitikote Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akto pasirašymo faktą 90 kovo 11. Po šiai dienai mes dar dėka technologijų galime tai pasižiūrėti ir tai prisiminti. Visi tikėjom, kad ateis laikas, kad Lietuva bus laisva nepriklausoma šalis. O kaip be būtų gaila, dabartinėje mūsų kasdienybėje mūsų lūkesčiai nepasitvirtino. Atėjo laikas, kai valdininkai ir tarnautojai neatsako už savo veiksmus, nėra asmeninės atsakomybės. Seimo ir vyriausybės nariai gauna atlyginimus nepriklausomai nuo jų darbo rezultatų. Kai kas žadėjo, kad Lietuvoje žmonių pragyvenimas ir ekonomika bus kaip Švedijoje, dėja taip nėra. Taip pat svarbus valstybei ir žmonėm įstatymai keičiami nepasitarus su tauta. Vietoje to, kad sudėtingo ir sunkaus valstybei laikotarpių akivaizdoje vienytų tautą, žmonės yra sukiršinami ir supriešinami lyg baisiausi priešai. Vyksta gyventojų skurdinimas, atlyginimai netitinka pragyvenimo lygio. Pensijos Lietuvoje tai pasityčiojimas ir vyresnių žmonių genocidas, o ne orus pragyvenimas visą gyvenimą pradirbus. Tam, kad susikurti bent kiek geresnį gyvenimą, virš milijono Lietuvos žmonių jau išvažiavo laimės ieškoti kitur. Kas pasakys ir prisipažins, kiek sugriovė šeimų, kiek sulošino vaikų gyvenimų šitas mūsų tautiečių pasirinkimas. Laikini Lietuvos administratoriai mus privertė pamiršti, kad šeima yra valstybės pamatas ir pagrindas.
Teisiškai ir juridiškai įstatymų pagalba buvo panaikintas žmogaus statusas ir Lietuvos konstitucija žmogus yra vadinamas asmeniu. Kadangi tuo metu visi tapome fiziniais asmenimis, o mūsų tarybiniai pasai mums neišaiškinus visų teisinių pasiekmių buvo pasisavinti, tarybinio žmogaus pasas taip pat yra ir svarbus finansinis dokumentas. Tarybinis žmogaus pasas galiojo visą žmogaus gyvenimą, kol žmogus buvo gyvas. Tai TSRS piliečiai pildė prašymus išduoti pirmosius Lietuvos pasus, galimai tuo momentu įvyko visų tarybinių žmonių, jiem priklausančio turto, aktyvų bei asmeninių duomenų užgrobimas. Tokiu būdu Tarybų sąjungos piliečius įformino kaip negyvus fizinius asmenys be teisių ir privilegijų, kurie yra teisiškai neįgalūs kabutėse ir negebantys savim pasirūpinti, bei apiforminti kaip atvykėliai iš užsienio. Anksčiau pasus išduodavo pasų staluose, o dabar taip daro taip vadinamos migracijos tarnybos. Ar šitas pavadinimas jums nieko nesako? Ar mes esame migrantai? Pamastykite apie tai. Jei taip, tai iš kur migravome į Lietuvą, o gal galimai kur nors prieš mūsų valią, ruošiamasi mūsų išbauginti, išbauginti ar išmesti. Aiškėja visos Lietuvos, kad visos LR vyriausybės institucijos yra suteiktas komercinių įmonių statusas ir jos registruotos Jungtinių Amerikos valstijų komercinių kompanijų registre w.dnb.com. Taip pat ir ten galima rasti UAB Lietuvos Respublika kelionių agentūra. Taip pat galimai vieną iš įmonės Lietuvos Respublika registravimo būdų galite pasitikrinti tiesiog suvedę savo telefone ir čia 4 vienetus 0 ir 4 penketai. Irgi rasite įmonę Lietuvos Respublika. Išvadas darykite patys. Tuo pat metu pristeigta daugybė galimai ne visai reikalingų pareigybių valstybės administravime ir pasitaiko, kad valdininkai pamiršta, o gal net nesuvokia, kas ir kokias funkcijas turi atlikti, kad pateisinti savo pareigas. Tad kyla klausimas, ar Lietuva tebėra valstybė. Manyčiau, kad Lietuvos kaip valstybės nebėra, o jos vietoje sukurtas Jungtinių Amerikos filialas su NATO kariuomenė priešakyje. Per visą tariamą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį išvogtos gamyklos, parduoti įrengimai, niokoti pastatai. Viena didžiausių Pabaltijos šalių Mažeikių naftos gamykla parduota dar primokant iš mūsų visų pinigų, kompensuojant jų patirtus nuostolius. Prisiminkime nepriklausomybės dujų tanklaivio nuomos sutartį kosminėmis kainomis, kurio naudą užgarantavo išgamos ir tautos išdavikai su gražia šypsena, garantuodami, kad būsim, o kur dar, nepriklausomi regionai ir diktuosim sąlygas, o kur dar Ignalinos atominės elektrinės uždarimas, taip pat neeilinė amžiaus afera. Į ką pavirsta medicina? Ne gydymas, bet pacientų kankinimas ir genocidas. Mažinimas, kitaip sakant, optimizuojamas ligonių skaičius, tokiu būdu atitolinant medicinos paslaugą nuo žmogaus. Kadangi manęs prašo trumpinti, tai pabaigai pasakysiu, naudojantis proga, labai noriu parekomenduoti ir pakviesti visus sudalyvauti šitoj referendumo iniciatyvoj, nes aš jūsų baigdamas klausiu, ar jūs laimingi gyvendami tokiai valstybei? Negirdžiu aš jūsų, tai jūs turite teisę ir galimybę, bet ir prievolę padaryti, kad pasikeistų tai tokia, kokia šiandien situacija yra ir geresnė. Nemiegokim, nesnauskim ir nesitikėkim, kad ateis kiti padarys. Jūs tai padarysit kartu su manim, o jeigu mes nedarysim, nepadarys niekas. Kas jeigu ne mes ir kada, jeigu ne šiandien. Ačiū. Sveiki, kolegos. Esu toks pat kaip ir jūs.
tas paprastas žmogus, kuris kilęs, augęs paprastoj šeimoj. Varguoliškoj šeimoj, taip. Ir visą laiką savęs klausiau, asmeniškai, kodėl gimiau Lietuvoje, o ne Amerikoje. Kodėl man toks likimas sunkus mano mamai, alkoholikui, tėčiui, ar seneliui, kuris dirbo virš pensijos dar kažį kiek, kad mūs visus išlaikytų. Link kur aš krypstu, nes krypas esu. Link to, kad šitie Seimo nariai atrodo mūsų rinkti, taip, bet jie prasilenkė su savo logika, su savo mąstymu. Ir tas jau, dėja, viršė mūsų kantrybės ribas. Dėja yra taip. Aš nesu linkęs stovėti prieš visus, kalbėti viešai, nesu mokytas tą daryti. Bet dabar šią dieną esu įpykęs tiek, kad velniai tai žino, kas bus toliau. Bet šitas įstatymas dėl nekilnojamo turto mokesčio, kuris yra vienas ir vienintelis būstas, reikalingas nakvyniai, maitinimuisi ir tuštinimuisi, turi būti apmokestintas. Jokia mediana nepadės. Čia tik pirmųjų metų iniciatyva. O toliau dingsim medianą, toliau nustatys mums registrų centras vertę nekilnojamo turto. Ir kas tada? Niekas nebesustabdys, tik mes patys galim stabdyti Seimą kaip kad tokį, atsisakyti jų tų neapgalvotų darbų, o galbūt sukurti ir programėlę, vadovautis ir komunikuoti su jais, kuriais mes ir išrinkom, kad atstovautų mus. Deja dabar į mūsų pasisakymus, požiūrį, pasaulėžiūrą nekreipia nei vienas iš jų. Kai man reikėjo vaistų nuo hepatito B lėtinio, nežinau iš kur jį gavau, bet ėjau ten prašytis tų vaistų. Grįžęs namo, verkiau, grinai verkiau atsisėdęs ir galvoju, kokia supūvusi mūsų valstybė. Kodėl man, ryžtingesniam, drąsesniam pasisekė, o kiti jie gauna senos kartos vaistus. Kodėl taip yra? Ir dabar įsivaizduokime mes tokį paprastą dalyką, kad mūsų vaikai dirbs dar sunkiau, dar ilgiau, kad susimokėtų tos mokesčius, nes čia ne pirmas ir ne paskutinis tas mokestis. Man, smulkaus verslo atstovui, jau va čia visą tai. Kad gautume 1000 eurų, aš turiu sumokėti 700 eurų į Sodrą, VMI ir kitas instancijas. Dėl ko? Ar aš medalių užsikabinęs dėl to, kad aš norėčiau būti šiek tiek laisvesnis? Ar stačiau namą 2 metus iš skolintų bankų pinigų? Tik dėl to, kad mažiau reikėtų man atidavinėti. Mažiau man tektų tos naštos. Bet deja, ne. Pasiveja kitka. Tai, kas negalvoja apie mus, jie galvoja tik apie save. Ir jie žvairiai žiūri į savo nosies galą. Taip!